Sveiki visi, Restonalizės klausytojai. Šiandien esu slaptoje organizacijoje GATA. Turbūt daugelis yra girdėjęs, daugelis nesupranta, kas tai per organizacija. Šiandien mūsų misija išsiaiškinti, kas yra GATA, todėl apsilankime jų slaptoje būstinėje ir kalbinu Povilą. Labą dieną. Labą dieną. Ir Davirą. Sveiki. Tai pirmas kalbinimas, pirmas klausimas ir bus jums, nežinau, kuris atsakysite, kas yra Gal GATA. pradėk, ar man pradėti? Gerai, aš gal tada pradėsiu. Taip labai paprastai žmonėms suprantama kalba. GATA įgyvendina atlikėjų teisės. Būtent tos žmonių teisės, kurie, kaip sakyti, tuos muzikinius kūrinius atlieka, taip paprastai. Gal kolega turėtų dar paaiškinimą? Iš tikrųjų, nėra daug ką pridurti. Mes atstovaujam Lietuvos Respublikoje atlikėjus ir fonogramų gamintojus. Tai paprastai tariant, jeigu žmogus jisai sugroja kažkokį kūrinį ar ne, jeigu jisai tą kūrinį pagamina taip, kaip mes jį girdime, tai būtent tas asmuo ir yra GATA narys, kai jis ateina pas mus, užsiregistruoja pats kaip narys, registruoja savo įrašus, mes automatiškai atstovaujame, įgyvendinam tiksliau teises būtent pačių atlikėjų ir fonogramų gamintojų. Gerai, o tas atstovavimas, kuo jisai pasireiškia? Skaičiau šiandien puslapyje, kad jie atstovauja teisės atlikėjus ir bet kokiu principu, kaip vyksta visas procesas. Tarkim, aš esu atlikėja, stoju į GATA organizaciją, taip? Taip. Ir jūs ginat mane kažkaip, atstovaujat. Įgyvendinam to atlikėjo teisės paprastai. Taip. Ir bet tai koks tas yra Įgyvendinimas. Tai pagal Lietuvos Respublikos autorių teisų ir teisų įstatymą, tas atlikėjas, kaip sakyti, turi teisę gauti atlyginimą už jo, kaip sakyti, muzikos įrašų naudojimą. Tai vat mes, paprastai tariant, tą atlyginimą, kaip sakyti, surinkam Lietuvos Respublikos teritorijoje. Lygiai tokios pačios asociacijos yra įsikūrusios užsienyje ir mes, kaip sakyti, bendradarbiavom su užsienio asociacijom. Ir, pavyzdžiui, jeigu užsienio atlikėjo kūriniai groja Lietuvos Respublikos teritorijoje, mes taip pat surinkam, kaip sakyti, tą honorarą ir išsiunčiam į užsienį. Tai, taip sakau, viską labai supaprastinus skambėtų tas mūsų procesas. Tas paskirstimas vyksta per jūsų organizaciją ar kažkokia institucija jau valstybinė, VMI pavyzdžiui? Ne, paskirstimą patį daro, kaip sakyti, asociacija GATA. Pagal radio stočių, televizijų, internetinių platformų statistiką Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tai radio stotis, televizijos ir, kaip ir minėjau, didžiosios internetinės platformos, tai, pavyzdžiui, Spotify, Deezer, YouTube'as teikia mums tokias, kaip sakyti, bendras ataskaitas, kiek, tarkim, Lietuvos Respublikoje nuskambėjo kūrinių arba kokie kūriniai nuskambėjo, ten, tarkim, minučių skaičius, kokie atlikėjai yra populiariausi ir būtent pagal tą visą tokią bendrą informaciją yra, kaip sakyti, išskirstomi tie surinkti pinigai. Dalis keliauja į užsienį, dalis, kaip sakyti, lieka Lietuvoje. Tai yra kažkoks algoritmas, matematika. Taip. Nežinau, ar patogus jums klausimas, kaip jūs tarpusavyje derinate SLAGą ir GATA. Vėlgi šiandien skaičiau, skirtumo nesupratau. Čia, žinokit, labai dažnas klausimas ir iš muzikos naudotojų, kurie naudoja muziką parduotuvėse, restoranuose irgi labai dažnai klausia. Tai iš tikrųjų taip, yra Lietuvoje tos dvi asociacijos, SLAG ir GATA, ir muzikos teisė apskritai susidaro iš tų kelių dalių. Tai yra iš muzikos autoriaus, tai yra LADGA, ir iš muzikos atlikėjų. Tai yra, paprastai tariant, tai yra GATA. Tai yra, paprastai tariant, muzikos autorius, tai yra tas asmuo, kuris muziką sukuria ar parašo iš esmės, tai yra tai jau ir kolegos LADGOje jų teises įgyvendina, o mes GATA, kaip ir kolega minėjo, mes jau įgyvendinam būtent atlikėjų teises, jau kurie tą muziką sugroja ir padaro tą galutinį variantą dainos, kurią mes girdim tame pačiame restorane. Tai, žinokit, nesu suklydusi, nes dažniausiai taip ir pasakoju. Yra kūrybos procesas ir yra atlikimo procesas. Tai tik tiek, kai pasakoju naujiems klientams, padedam atsidaryti restoranus ar esamiems ir gauna dažniausiai jie laiškus, kad čia kažką reikia mokėti už tą muziką.
ir paaiškini, bet tada iškart krūva kitų tų klausimų. Tai jeigu aš atsidarau kavinę, barą, restoraną, įsirengiu garso sistemą, ne kiekvienas pagal poreikį ir galimybės, aš turiu YouTube, Spotify, už kurį aš kaip ir jau moku, Taip. tai vis tiek tada, tai kam tada tą latgalą? Tai truputėlį išeina iš to, kad, bet koks vartotojas, įskaitant ir mane patį, neskaitom tų, kaip vadinamų, terms and conditions. Ir, pavyzdžiui, įsigijus tą mokamą Spotify platformą arba YouTube platformą, ten yra, kaip sakyti, kur dažniausiai scrollini labai ilgai apačią ir vienu žodžiu paspaudi, kad priimti, accept, kitaip tariant, vienu žodžiu, ten būna parašyta, kad ta platforma, už kurią tu, kaip sakyti, moki, yra skirta tik tais asmeniniam naudojimui. Tai kitaip tariant, tu moki kaip už produktą, vienu žodžiu, kuris tau yra patogus, kaip playeris, kaip sakyti, klausytis tų muzikos įrašų, arba ten pavyzdys Netflix'as žiūrėti, vienu žodžiu, video įrašus. Bet būtent tas mokestis, kaip sakyti, nesuteikia galimybės būtent tai kaviniai ar ten restoranui naudoti tų muzikos įrašų, kaip sakyti, legaliai. Dažnas naudotojas to nežino iš tikrųjų ir mūsų pareiga šiaip paprastai informuoti. Ir, kaip sakyti, nukreipiam būtent, jeigu jūs netikit, kaip sakyti, mūsų žodžiais, yra būtent nuoroda į oficialų Spotify puslapį, kur galite pasiskaityti, pasižiūrėti ir, dažniausiai patys pamatė, supratau, viskas aišku, vienu žodžiu, daugiau nebekyla klausimų. Čia turbūt supratau, nesupratau, ir daugiau ir nenoriu. Klauskit, viskas gerai, sakykit, kas dar pabandysim kažkaip. Mokestis pats. Kaip jūs jį apskaičiuojat? Ne kartą tikrai esu ir pati tas sutartis mačiusi, tyrinėjus ir bandymas iššokti į tą pigesnę kategoriją. Čia kiek to ploto, kur čia ta muzika, čia jau nesigirdi, tai galima 5 ratus. Kaip jūs tą apskaičiuojat ir galbūt iškart kitas klausimas, kaip jūs tą kontroliuojat? Labai paprastai pirmi duomenys, pagal kurios yra paskaičiuojama ta mokėtina suma, tas, kaip sakyti, atlyginimo tas dydis, tai yra būtent nuo tos erdvės, kur, kaip sakyti, skamba muzikos įrašai. Ir tik pabrėšiu, kad tai yra tik tais klientams ir tos erdvės plotas. Tarkim, ten, kur yra įrengti staliukai, arba ten šokio aikštelė ir taip toliau. O ten, tarkim, baro visų erdvių, ten tarnybinių patalpų mes, kaip sakyti, tikrai neprašom ir, kaip sakyti, jų neskaičiuojam. Tai būtent pagrindiniai duomenys, pagal kuriuos skaičiuojam, kaip minėjau, tai yra būtent tas lankytojų salės plotas, erdvės plotas. O kaip nustatot tą? Ta informacija pateikia patys naudotojai kvadratūrą, mes paaiškinam, ko mums konkrečiai reikia ir pateikia informaciją, vieni, kaip sakyti, pateikia tą informaciją atsiųsdami netgi galbūt ir tos visus planus, vienu žodžiu, apibraukta, kur kokia salė ir puikiausiai matosi, koks tas plotas yra, o kartais vienu žodžiu patys naudotojai tiesiog nurodo elektroniniam laiške. Toks mokesčio dydis, 50 kvadratų, tarkim, kavinukė moka mažiau, o ta, kuri turi 150, daugiau. Čia, matot, yra labai natūralus, man rods, ryšys dėl to, kad natūralu, kad ta kavinukė, ar ne, kuri turi 50 kvadratų, natūralu, galbūt ir mažiau žmonių aptarnauja. Tai mes irgi atsižvelgiam į verslų, tas tarifas apskritai jis yra sukurtas taip, kad jis priklauso irgi nuo tavo dydžio iš esmės. Juk sutiksit kavinę arba restoranas, kuris yra 300 kvadratinių metrų, ar ne, jo visai ir kitokios yra apyvartos, negu kad kavinukės, kuri... Pavyzdys, koks Open Kitchen, pavyzdžiui. Taip. Tai čia yra toks santykis pačios Be abejonės. Be abejonės, taip. Lygiai taip pat jūs galite matyti, pavyzdžiui, naktinių klubų tarifą, nes muzika ten yra apskritai pirmoje vietoje, juk naktinėme klube, jeigu mes išjungtumėm muziką, tai turbūt baigtųsi vakarėlis per 2 minutės, ar ne? Tai tas ir yra, kad čia labai priklauso ir nuo veiklos pobūdžio ir nuo jūsų pačių dydžio, koks didelis verslas jūs esate. O tai gerai, tai jūs kaip esate šios organizacijos specialistai, ar turite kokius nors inspektorius, kurie tikrina, galima gerai sumeluoti, pas mane čia tiek kvadratų, iš tikrųjų ten truputį gal dvigubai daugiau. Tai žinokit, mes ir esam tie žmonės, ką mes darom. Mes nuolatos tikrinam vietas, mes nuolatos vaikštom ir tą situaciją monitorinam. Tiek nuotoliniu būdu, tiek nereikia slėpti, mes tą darom ir gyvai, tikrai einam ir šnekame su naudotojais, su klientais, su barų vadovais, restoranų vadovais vietose, ta prasme, ir natūralu, kad mes nuolatos monitorinam tą situaciją. Aš pats, pavyzdžiui, dirbu Klaipėdos regione, tai aš
prižiūriu visą vakarų ir šiaurės Lietuvą, Povilas prižiūri mūsų sostinės visą regioną, taip pat turime dar vieną inspektorę mūsų centrinėje, pietinėje dalyje, ta prasme, tai mes nuolat iš tikrųjų stebime tą situaciją. Va, tai ir be abejonės mūsų irgi pirmiausiai, ką reikia turbūt pabrėžti, kad mūsų irgi tikslas nėra pirmiausiai kažkaip išgąsdinti verslą, ne, kad štai mes čia inspektoriai ateiname. Mūsų pirmiausiai tikslas yra edukuoti, kad iš tikrųjų jūs turite turėti licencijas, jūs turite turi naudoti legaliai. Ne, jūs turit galų gal lygiai taip pat, kaip jūs atsiskaitot su savo tiekėjais, jūs lygiai taip pat turite atskaityti ir su atlikėjais. Va, tai be abejo, mes tą darom, iš tikrųjų stebim aplinką ir čia jau yra kraštutinė priemonė, kuri tikrai nėra mūsų prioritetas, bet mes vis dėlto turime tam tikrus instrumentus, jeigu vis dėlto tikrai nepavyksta susitarti. Kas džiugina apskritai bendra tendencija apskritai yra ta, kad iš tikrųjų po pokalbių didžioji dalis verslų jie tikrai supranta, kad tą turinį reikia naudoti legaliai. Ir apskritai, čia galbūt reikia paminėti skaičius, kad pavyzdžiui, kas liečia pačią svarbą, jeigu taip apskritai kalbant viešoje erdvėje. Ir apskritai džiugina, kad mūsų visuomenėje mes kiekvienais metais darom tyrimą. Apskritai visuomenės, kaip yra vertinama ta foninė muzika. Taip apskritai, kas labai džiugina, kad 67% netgi visuomenės iš tikrųjų iš apklaustų ir jie mano, kad yra svarbu muziką naudoti legaliai. Jie mano, kad yra svarbu tą turinį naudoti sąžiningai. Tai be abejo, natūralu, tame tarpe yra ir tikrai didelė dalis žmonių, kurie turi verslą, galbūt pažįsta verslą. Tai tas labai labai džiugina. Mes matom tą tendenciją tikrai, kad su verslais vis sklandžiau ir sklandžiau pavyksta mums bendradarbiauti ir tai be abejo tikrai, manau, yra geras rodiklis. Pritarsiu ir mes kaip konsultantės, nežinau, šito verslo labai aktyvios dalyvės visose procesuose. Taip. Tai labai džiugina iš tas legalūs dalykai, kad jie jau yra norma. Taip. Ir visi nuo švarių atlyginimų, nuo atsiskaitimų ir taip toliau, nuo visų mokesčių, mes taip pat darom analizės ir tyrimus, kur matom, kad netgi jeigu jau čia sumokėsi visus tos mokesčius, vis tiek įmanoma uždirbti, tiesiog reikia išsiaiškinti ir taip toliau. Bet tarkim, mes nesiskaitom su tiekėju, kitas žingsnis yra ten pokalbiai, laiškai ir panašiai, ir tada jau yra perdodama antstoliam, kokiem nors arba. Kaip jūsų atveju, jeigu neina susikalbėti, susitarti kažkokiais laiškais, nesakysiu grasinimais, bet tarkim tokio pobūdžio. Čia dar papildysiu Daratą ir, kaip sakyti, ir atsakydamas jūsų klausimą, kad tų teismų, tokių, kad ar ten, kaip jūs sako, ten siuntimų antstoliams ir visą kitą yra kraštutinis atvejis. Mano supratimu, ko gero būtų mažiau negu 1%. Teismai yra matomi, kiek mes turėjom teismų, matomi yra, tarkim, mūsų berods LT puslapį arba rekvizitai.lt, man atrodo, irgi publikuoja tą informaciją. Ir tų teismų mes, man atrodo, turim vieną kitą per metus, kas yra labai nedaug iš tikrųjų. Sakau, jeigu žmogus naudotojas tos muzikos, kaip sakyti, tų kūrinių, jisai linkęs suprasti, linkęs sužinoti, jam įdomu, jisai nori suvokti, kaip čia viskas tas vyksta, 99% visą laiką randam, sakau, bendrą kažkokią sprendimą, kokia ta suma galėtų būti, atsižvelgiam ten galbūt kažkokius kriterijus, kas nėra įvardinta į pačius tarifus. Sakau, labai retas atvejis, kada mes nerandam bendros kalbos su pačiu naudotoju. Sakau, negalvokit, kad ten baudžiam kas 10 ar ten kažkas tokio, tai čia sakau, labai retai, kada taip nutinka, kada mes, kitaip tariant, turim pykti su pačiu klientu ir tas procesas nei mums, nei, kaip sakyti, tiems naudotojams nėra malonus. Mes neprieštaraujam niekada. Tiesiog patys dirbam, žinom, kad yra nesulygydami dalykai, bet tarkim, nėra jau juodų pinigų, bet jų dar yra. Čia tokie povandeniniai vandenys. Lygiai taip pat, kaip ir mes bendravom tiek su klientais, tiek su paslaugų tiekėjais. Tai mes dažnai girdim, niekas čia nemoka, sutarties, latgos, datos. Tai jau mes ir nusigirti, kad mes
siūlom, tai yra normalu. Ir yra dar du vietai, tai aš galvoju, tarkim, jūs neįkalbat pusę metų žmogaus pasirašyti sutarties, tai jam skaičiuojasi tas pusę metų, kad kapsi jam tas krepšelis, ar jis tiesiog kada norės, tada, kai geranoriškai pagalvos, kad jis nori būti jūsų. Ta informacija, tarkim, apie pačias ten, tarkim, naujai atidarytas kavinės, užsimtas alkoholio licenzijas, tikriausiai ir patys suprantat, yra viešai prieinama, kaip sakyti, portalas. Prie tų, kaip sakyti, naudotojų mes anksčiau ir vėliau, kaip sakyti, prieina. Tik tais yra laiko klausimas. Aišku, labai pagirtina ir, kaip sakyti, mes irgi stengiamės atsižvelgti į tuos naudotojus, kurie, kaip sakyti, kreipiasi patys, yra taikomos, kaip sakyti, tos skatinančios nuolaidos. Ir mano supratimu, kad, tarkim, tas naudotojas, kuris tikrai nėra skūpas, truputėlį sutaupo, iš tikrųjų, ten galbūt kelių metų laikotarpį. Tarkim, susideda tas nuolaidos ir visai kaip. Tai net nežinau, aišku, čia toks lietuviškas galbūt požiūris yra, kad pabandom kažkaip nuslėpti, sutaupyti, vienu žodžiu, kažkas dėl tos priežasties, kaip sakyti, kažkoks muzikantas nenusipirko stygų, kažkoks muzikantas, kaip sakyti, galbūt geresnio mikrofono negavo ar neįsigijo. Čia sakau, mano būtų toksai, kaip sakyti, paskatinimas, prašymas iš tikrųjų, kad visi galim tie ir verslai uždirbti, ir tiekėjai gauti atlyginimą, ir tiesiog, kaip sakyti, sudaryti tas licenzijas, kaip įmanoma, ta prasme, nuo veiklos pradžios. Tai, bet gerai, vis tiek dar kartą pakartosiu. Gerai. Ar mokestis skaičiuojamas tik nuo tada, kai pasirašoma sutartis? Pavyzdžiui, aš pusę metų nelegaliai tam muziką. Man tai kainuos? Taip, žiūrėkit, čia yra vėlgi labai labai svarbu, kolegą papildant, jeigu, tarkim, mes jau, nuo sausio 1 dienos fiksuojam, kad jūs naudojat muziką, ar ne, ir jūs nesudarot iš tikrųjų piktybiškai ir mes suseinam ir kalbam gražiai iš tikrųjų. Jeigu jūs nesudarot tikrai piktybiškai sutarties, mes, kaip kolega ir minėjo, mes turime instrumentus, ar ne, tai yra ir teismų praktika, ta prasme, apskritai, ką reikia paminėti, kad jeigu, tarkim, įvyktų teismas, tai iš principo, kaip mes įsivaizduojame, gaunate baudą ar ne, tai neatleidžia nuo, ne tik nuo atsakomybės, bet neatleidžia nuo pareigos turėti licenciją ateityje. Tai reikia suprasti, kad vietai taip ar taip tos licencijos reikės. Ar ne? Kitas dalykas, tai bet kokiu atveju jinai turės anksčiau ar vėliau sudaryti. Nes tada prasidės dar kitas procesas po proceso, dar kitas procesas po proceso, tai yra natūralu kaštai ir pačiai vietai, ta prasme, nes jie pažeidžia įstatymą, jie naudoja turinį nelegaliai, ta prasme, pati vieta, pačiai vietai bus tik tai daugiau problemų iš tos pusės, kad reikės nuolat veltis į procesus, ne? Tai tą licencinę sutartį bet kokiu atveju yra patogiau sudaryti. Maža to, šiaip pagal bendrą praktiką, dažnu atveju gali būti taikomas, pavyzdžiui, dvigubas licencinis mokestis už tą, pavyzdžiui, nemokėtą laikotarpį. Tai irgi yra svarbu. Tai mes tikrai turime labai svarius instrumentus ir, kaip ir sakau, teismų praktika yra suformuota. Ta prasme, iš paprastos kalbos šnekant, kaviniai žymiai labiau apsimoka mokėti 25 eurus per mėnesį, kas yra galbūt kavos puodelis per dieną, negu kad įsivelti į procesą, sumokėti galbūt už tą konfliktinį laikotarpį ar ne tą sumą, nes mes vėlgi mes irgi žiūrim lankščiai daugeliu atveju, bet jeigu mes matom, kad tai yra piktybinis variantas, mes vis dėlto turime atstovėti tikrai įstatymą šitą vietą. Aš vėl nesuklydau, kad sakydama, kad slapta organizacija pasikaušęs su visais įrankiais ir gina. Mes niekur tikrai nesislėpiam, bet tikriausiai puikiai galėt matyti muzikos salėje praeisą savaitgalį, o nežinau, ar kaip sakyti, domitės ten knygų mugė pačia, bet sakau, tikrai viešumoje gan dažnai nuskambam ir, kaip sakyti, pozityviai nuskambam ir, kaip sakyti, tie klientai, kurie nori ateiti visą laiką, gali ateiti pas mus, iš tikrųjų visą laiką priimam pasikalbėti, tikrai, kaip sakyti, nesislėpiam nuo niekur. Tai tada papasakok, vienas iš tų klausimų, kuriuos mes siuntėm, apie kuriozinės situacijas. Kadangi jūs kaip ir įrankius turit, viską žinot, ką jūs darot, kiek nebejoju, bet tikrai pasitaiko juokingų, įsimintinų situacijų, kurios galbūt ne visada gerai baigėsi, nesvarbu, kurios įsiminė jum,
kaip tas draugų rate paskui pasakojat iš kasdienybės darbe? Aš pasakysiu, kad mano darbas yra pakankamai nuobodus, ta prasme, tokių kažkokių konfliktinių situacijų, įdomių įvykių, ta prasme, ar ten kažkokių teismų, kuriozinių, visokiausių variantų, nepasitaikė, bet vienintelis dalykas, ką sugebėjau prisiminti, tai buvo praeisiais metais, ponė klausė, kokią elektroniniu paštu atsiųsti informaciją. Labai maloni ponė, kaip sakyti, bendraujant telefonu. Ir aš sakau, povilas@agata.lt. Ir jinai mane kažkodėl išgirdo povilas@bagotas.lt. Ir jinai manęs klausė, sako, ar tikrai jūsų elektroninis paštas povilas@bagotas.lt? Nesakau, agata.lt. Ir jinai, kai pradėjo juoktis, iš tikrųjų, tai nuoširdžiai tiek aš, tiek jinai, tikrai ilgą laiko tarpą juokėmės, iš tikrųjų vienas kitą į ragelį, palinkėjom geros dienos, iš tikrųjų tai buvo, sakau, vienas toks pozityviausių, smagiausių pokalbių pastaruoju metu, iš tikrųjų, nuoširdžiai sakau. Iš vis įdomu su žmonėm dirbti. Jo, Čia jau tas situacijas, kur patirtis kaupiasi. O jau? Mano atveju aš galvoju, kad kaip tik tų istorijų prikrenta, kadangi aš pats daug keliauju po vakarų ir šiaurės Lietuvą, ta prasme, tai lygiai tas pats kurortas vasarą, natūralu, istorijų netrūksta. Labai yra įvairių incidentų. Yra buvę incidentų, kai viename naktiniame klube, pavyzdžiui, teko būti užrakintam. Ne savo norų. Mes tiesa išsprendėme tą situaciją, nes matot, vėlgi, naktinis klubas yra ta vieta, kur galbūt ateini, tikrai ne per pietus, ne dienos pietus valgyti. Tai taip, buvo tokia situacija, iš tikrųjų buvau užsukęs, bet atsidarant pačiam naktiniam klubui į vietą, patikrinti, ar jie naudoja muziką. Ir bekalbant, aš girdžiu, kad apačioje užsirakina duris. Ir tu esi 9 valandą Palangoje vakaro, tai 9 valandą vakaro. Panevėžyje. Palangoje, tarp kitko, čia buvo, Basanavičiaus gatvėje. Ir natūralu, ir tarp kitko, mes po to labai gerai pasikalbėjom. Viskas gerai, susitvarkėm viską, ta prasme, paspaudėm rankomis, aš sėkmingai išėjau po gerų 20 minučių pokalbio, bet tai buvo iš tikrųjų labai surreali patirtis, nes tu esi kažkur, niekas nežino galų gale, kur tu esi, ta prasme, tai vat, yra buvę tokių atvejų, yra buvę, tarp kitko, jūs, bekalbant, priminėt man dar vieną istoriją, kad buvo viena moteris verslininkė, kuri iš tikrųjų labai stipriai ginčijosi, ta prasme. Niekas aplinkui mane, tarp kitko, tai buvo grožio salono atstovė ir jinai labai stipriai dirbant regione, tarp kitko tai nėra didmiestis, dirbant regione, jinai labai stipriai ginčijosi. Niekas aplinkui mane neturi licenzijų ir ko jūs norit iš manęs, ta standartinė frazė galbūt nuskambėjusi, kad jūs reketuojate, sakykim, ar ne, iš tų senų stereotipų, kad čia Agata kažkokio reketų užsiminė. Tai jinai labai stipriai kėlė balsą manęs, iškoliojo visais įmanomais žodžiais ir epitetais. Ir jinai sako, žinot, aš dabar ateisiu savo drauges, nes mano draugas aplinkui turi grožio salonus ir čia turi draugai mano ir kavinę. Nežinau, mažas miestelis, vieni kitus pažįsta. Ir jinai apėjo. Ir aš sulaukiu maždaug po 3 dienų skambučio. Super malonių bendravimų. Sveiki, žinokit, aš vis dėlto norėčiau sudaryti sutartį. Kas paaiškėjo? Paaiškėjo ta, kad iš tikrųjų jinai buvo apėjusi apėjo savo kolegas, savo draugus, bičiulius. Jinai suprato, kad ir vienas turi, ir kitas turi sutartį, ir kitas turi sutartį, ir visi sako, taip, žinok, tu turi sutartį. Ir maža to mes po to, kai sudarėm sutartį, nes kiekvieną kartą, kai sudarom sutartį, aš gaila neturiu čia po ranka, bet mes turim tokius lipdukus, kad čia muzika skamba legaliai. Mes visada atsakingiam verslams siunčiam tokius lipdukus, jie klijuojasi ant durų ir tada ir mes inspektoriai matom, kad turinys legalus ar ne. Ir lygiai taip pat klientai matom, čia jau toksai prestižo reikalas, man rodos, verslo, ar ne, kaip atsakingas verslas. Tai va, ir jinai sako, žiūrėkit, aš ne tik, kad noriu sudaryti sutartį, bet aš pas visus draugus mačiau, kad jie turi lipdukus jūs. Gal galite ir man vieną lipduką atsiųsti. Tai va, tai čia labai geras pavyzdys, kaip nuo visiškai brutalaus ir brutalaus bendravimo, ar ne, mes tikrai išėjome labai gerą draugystę ir po šią dieną.
Tai va, čia visur tas nežinojimas, kur yra nežinojimas, ten yra neigimas. Be abejo. Ir tada tas laiko tarpas, kol labai pažįsti su tiesa ir realybė. Šiandien, kadangi mes esam irgi Lietuvos ir Ispanų viešbučio asociacijos narės, ne visada viską spėjom dalyvauti ir skaityti ir matyti. Tiesiog matėm, kad vyko kažkoks susirinkimas su Agata, Latga dėl įkainių, dėl tarifų. Ar aš klystu? Gal jūs galite pakomentuoti tą susirinkimą? Kažkokio konflikto mano žinioj nėra. Yra klausimas, kaip sakyti, dėl ten tarifų taikymo ir jų skaičiavimo. Tai sakau, tiesiog vyksta kažkokios darybos, kuriuose aš pats nedalyvauju ir galbūt neprofesionalu iš mano pusės komentuoti. O kiekvienais metais ar ten kas keletą metų visą laiką randam kažkokį bendrą sprendimą ir, kaip sakyti, toliau dirbam visi kartu. Ir kažkokio konflikto tikrai šitoj vietoj nėra. Supratau. Gerai, aš tiesiog mačiau tą informaciją, bet irgi nesigilinau, aš tik vis pasigilinau mes kaip dažniausiai dirbam su restoranų verslais, su maitinimo verslo būtent verslais. Žinoma, šalia yra ir svetingumo verslas. Viešbučių verslas. Taip. Ten visada pasidaro tikrai baisu, tie skaičiukai, nes jų ten daugiau žymiai ir be abejo plotai didesni, patalpų, klasifikacija yra. Yeah. Tai aš bandau kartais įsivaizduoti, kiek išlaidų turėjo pats viešbutis. Be abejo. Žinot, tai visada iš diskusijos kyla ir atsakymai, ta prasme. Gerai, kad diskutuojam, mes dirbam, kaip dirbam, ta prasme, 20 jau dabar, kad nesugalvočiau dabar kažką, 27-6 metus, ta prasme. Tai yra iš diskusijų, iš ginčų ateina teisybė. Man jau aiškiau, man jau saugiau. Dabar klientą kaip tik šiandien turbūt atsiusim laišką ir gal lipduką paprašysim, nes kitą savaitę startuojam su dar viena nauja vieta, kurią padedam atsidaryti. Kadangi žinom, kad su jumis dažniausiai vyksta viskas greitai, tai iš anksto ir neskubam šitų dalykų daryti, bet visada darom, žinot. Labai džiugu girdėti. Galėsime patikrinti. Pabaigai, norėčiau paklausti jūsų tokį iš asmeninės savo kiekvieną pusės. Kodėl jūs pasirinkote dirbti šioje organizacijoje? Kas jūs sieja su muzika ir atlikėjais? Gal patys esate? Tai aš ne atlikėjas esu, bet Darotas yra atlikėjas, gal jis turbūt daugiau papasakotų iš tikrųjų, kodėl atėjo dirbti. Taip, aš esu atlikėjas, groju projektuose, grupėse, tai tas muzikinis kelias mane iš tikrųjų ir atvedė visiškai atsitiktinai į Agatą. Tarp kitko, aš atėjau truputėlį iš kitos pusės, bet aš žinojau, kas yra Agata. Ir, žinot, labai stipriai motyvuoja tai, kad kai tu pats esi atlikėjas ir tu dirbi tą darbą, tu žinai vardan ko tu dirbi. Tu žinai, kaip sunkiai pasidaro įrašas, kiek reikia tam finansų, kaip sunkiai organizuojasi koncertiniai turai. Vieną dieną tavo koncerte gali būti 100 žmonių, kitą dieną nepabijokim to žodžio, dažnai būna, netgi nuvažiuoju į užsienį, gali ateiti 5 žmonės, ta prasme, tai yra įvairių kuriozų ir mano kaip atlikėjo gyvenime buvo, ta prasme. Ir tu žinai, kad atlikėjo tą duoną, apskritai muzikos kūrėjo duona, jinai iš tikrųjų yra labai labai turinti daug įvairių aspektų ir iššūkių. Tai kai tu supranti tą atlikėjo pusę, dar didesnė motyvacija atsiranda dirbti Agatoje ir vis dėlto tikrai būti ta tarpinė tarp atlikėjo ir verslo galbūt. Tai labai stipriai motyvuoja, žinokite. Dar truputėlį Darotą papildysiu, mūsų netgi, kaip pasakyti, darbdavys yra iš tikrųjų visos Lietuvos Respublikos atlikėjai. Čia dar senais laikais 90-ųjų pabaigoje maestro Vytautas Kernagis, kaip sakyti, sužinojęs tokią teisinę informaciją, kad pagal Romos konvenciją galim, kaip sakyti, mes atlikėjai Lietuvos Respublikos, kaip sakyti, gauti atlyginimą už tai, kad ten kaviniai, restorane groja mūsų muzika, kuriam asociaciją, vienijamės ir, kaip sakyti, prisidėsim prie savo, kaip sakyti, gaunamų honorarų, ten, ką galbūt atliekam, ten pardavę, ką gaunam pardavę, vienu žodžiu, ten, tarkim, plokšteles ar kompaktinius diskus. Ir, sakau,
per ilgą laikotarpį tų dabar narių, man atrodo, susikaupė truputėlį daugiau negu 10 000, jeigu aš neklystu. Čia reikėtų skaičių dar patikslinti. Ir va, tie visi atlikėjai, kitaip tariant, gauna tą atlyginimą ir mes dirbam jiems. Supratau. Kas kartais, žinokit, po pokalbių mes tokius švietėjiškus darom, įdomus pokalbius. Ir kas kart po pokalbių yra toks tikrai pozityvumo, dėkingumo, tokia banga nueina, nes dar kartą įsitvirtini savo ir tikiuosi, kad kitiem ne tik informacijos, bet ir tos sklaidos, teisingos sklaidos, tos susivienijimo, nes mes taip vadiname, tarkim, resto analizė, kodėl tas žodis analizė, tai taip pat išanalizavus, susipažinus, tada viskas aiškėja ir labai džiugu, kad šiandien susitikom, kad susipažinom, kad aiškumo dar kokio didesnio davėt ir viskas yra apie tą patį, ne? Santykiai žmonės, darbas ir visi gražūs dalykai. Tai šiandien turbūt tiek. Dar kartą labai dėkoju. Ačiū Jums. Ačiū, kad aplankėt. Buvo labai malonu. Ačiū.